šuo prie manęs dabar atėjęs. Tie patys stipriausi šunys. Visgi gal audošė. Tai gal dar pavažiuosiu plemba. Arčiau link tos Graikijos sienos. 30 kilometrų. Bet kažkas tam dviratį traška, braška, girgžda. Būtų gerai, kad būčiau specialistas. Nu, manau, užsuksim čia dar pavakarieniaut. Graži vietelė. Neišvys. Aš čia pavakarieniausiu. Šitokia graži blemba. Užeigėlė tvarkinga net. Kažkaip nemalonu eit. Ne visai tvarkingas jaučiuosi. Su permirkusiom kojom. Imitacija. O, kad pagalės. Simt skatikus. Pakrauti visus reikalus reikia būtinai. Prieš miegą. Viską maks pakraut. Nu jo, važiuojam. Nematom, kur važiuojam. Apšė nieko nesimato. Biški reikalai. Visi pypina. Galvoja, kad čia rimtas kentas varo. Susimontavom šiokį tokį šviestuvą gale iš priekio. Uždėjau. O čia šviečiamės su powerbanko baterija. Žibintas įviedam. Iki Graikijos sienos 9 kilometrai. Žiūrėsim, nesu tikras. Ar čia minsim šiandien į Graikiją, bet kokiu atveju čia nėra nieko, kur pasistatyti palapinę. Laukai ir tie aptverti. Be medžių, be nieko. Tai nieko gero. Priversti esam vis tiek varytai. Bus var naktinis pasivažinėjimas, kur vakar šnekėjau. O, parodysiu, koks šuo prie manęs dabar atėjęs. Tie patys stipriausi šunys. Oho, kas čia per vieta tokia. Šustra. Su tokiu įvažiavimu.